Škotijoje, mažame Blantyro miestelėje netoli Glazgo, saulė dar nepatekėjusi. Tačiau jau girdėti akmeniniais laiptais į Šatloraug gatvę besileidžiantys žingsniai. Tuoj prasidės nauja diena, viso gyvenimo kelionė. Davidas Livingstonas nė nenutuokė, kad ši kelionė iš nediduko 4,5 metrų ilgio ir 3 metrų pločio kambarėlio nuves jį į beribius laukinius Afrikos tropikų miškus, pas laukines vietinių gentis, kur žmonės niekada nematę baltaodžių. Dievas turėjo planą Davido gyvenimui ir palaipsniui ketino jam tą planą parodyti. Tačiau 10-metis Davidas 6 valandą ryto skubėdamas Šatloraug gatve viso to nė nenujautė. 6 dienas per savaitę po 14 valandų per parą jis dirbo fabrike, klausydamas šaudyklio tarškesio ir kęsdamas garų karštį. Davidas neleido laiko veltui. Kiekvieną laisvą nuo darbo minutę, kai nereikėdavo surišinėti staklių nutrauktų vilnos siūlų, jis nepraleisdavo progos čiupti knygą ir mokytis. Kas vakarą 8 valandą berniukas lėkdavo namo, norėdamas dar 2 valandas praleisti mokykloje. Grįžęs jis gulėdavo lovoje ir skaitydavo tol, kol mama susirūpinusi, kad jis išsimiegotų, išnešdavo žvakę. Davidas užaugo krikščioniškoje šeimoje. Jo tėtis, mama ir sesutė tikėjo viešpatį Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Kiekvieną sekmadienį visa šeima pėstute eidavo į bažnyčią, esančią už 5 kilometrų. Davidas dažnai pasišaipydavo iš savo sesers, jog jį esanti krikščionė. Tačiau paslapčia jis verkdavo, nes žinojo, kad jo nuodėmės skyrė jį nuo Dievo. Giliai širdyje berniukas jautėsi kaltas, kad nepaklūsta Dievui. Jis daug kartų buvo girdėjęs apie viešpatį Jėzų, Dievo sūnų, kuris nužengė iš dangaus ir mirė ant kryžiaus, vietoje nusidėjėlio, kad juos išgelbėtų. Tačiau, ar Jėzus mirė ir už jį? Ar Dievas ir jį mylėjo? Davidas žinojo, kad Dievas šventas, kad viskas, ką jis darė ar sakė, buvo tobula ir teisinga, ir kad Dievas nekenčia Davido nuodėmių. Kaipgi Dievas galėtų jam atleisti? Ilgai Davidas svarstė visus tuos klausimus. Tada per Biblijos eilutes, kurias Davidas girdėdavo, Dievas ėmė jam rodyti. Jei jis nuoširdžiai gailėsis ir nusigręš nuo savo nuodėmių, Dievas jam atleis. Davidas patikėjo Dievo žodžiu. Būdamas 16 vieną sekmadienio rytą bažnyčioje, jis paprašė viešpatį Jėzų Kristų ateiti į jo širdį ir būti jo gelbėtoju bei viešpačiu. O koks yra tavo gyvenimas? Jei nori, kad jis būtų kažko vertas ir patiktų Dievui, veikti reikia dabar. Tu privalai nusigręžti nuo savo nuodėmių ir patikėti viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad jis išteisintų tave prieš Dievą. Jėzus Kristus turi tapti tavo viešpačiu. Jis turi būti pats svarbiausias tavo gyvenime. Leisk jam per šventąją dvasią vadovauti tavo gyvenimui ir visiškai jį pakeisti. Taip nutiko ir Davidui Livingstonui. Dabar Jėzus Kristus buvo atsakingas už Davido gyvenimą. Jaunuolis ėmė domėtis Dievo darbu. Jis perskaitė apie milijonus vargšų Kinijoje, kurie niekada nebuvo girdėję, kad Dievas juos myli. Jis meldėsi už tuos žmones ir jiems tarnaujančius misionierius. Jis taip pat aukojo pinigų misionierių darbui. Tačiau greitai Davidas suprato, jog Dievui iš jo reikia ne pinigų, o kai ko daugiau.
Kuo daugiau jis meldėsi, tuo geriau suprato, kad Dievas nori, jog Deividas mokytųsi ir taptų gydytoju. Rūpindamasi žmonių sveikata Kinijoje, jis labai dažnai galėtų jiems pasakoti apie viešpatį Jėzų. 1837-aisiais, būdamas 24, Deividas stengėsi užsidirbti pinigų medicinos studijoms Glazge. Tai nebuvo lengva. Jis galėjo mokytis tik žiemą, o vasarą tekdavo vėl grįžti dirbti į fabriką. Baigęs studijas ir gavęs gydytojo diplomą, Deividas nuvyko į specialią misionierių mokyklą Londone. Ten jis studijavo Bibliją ir daugiau sužinojo apie didį savo viešpatį. Didžiausias dalykas, kurį kiekvienas iš mūsų galime padaryti, tai pažinti Dievą ir vykdyti jo valią. Dievas kalba mūsų širdims ir moko mus apie save, kai skaitome jo žodį Bibliją. Ar kasdien skaitai Dievo žodį? Deividas manė, kad baigęs mokslus vyks į Kiniją. Tačiau tuo metu Britanija kariavo su Kinija, todėl misionieriai buvo siunčiami į kitas šalis. Deividas nežinojo, ką jam daryti. Jis vis dar svarstė, ko Dievas nori, kad jis darytų. Tuomet Deividas susitiko su gerai žinomu misionieriumi iš Afrikos, daktaru Mofatu, kuris jam papasakoja apie didžiules to žemyno reikmes bei regėtus dūmus tūkstančių degančių kaimų, kuriuose nebuvo įžengęs ne vienas misionierius. Dievas tartum sakė Deividui, noriu, kad eitum štai ten. Daktaras Mofatas papasakojo ir apie didžiulę Afrikos bėdą – prekybą vergais. Deividas pasiryžo padaryti viską, kad padėtų tiems žmonėms. 1840 metais lapkričio 17-ąją, 5 valandą ryto, Deividas drauge su tėvu perskaitė 121 psalmę, kurioje rašoma apie Dievo apsaugą ir pagalbą. Tada jie abu nuvyko į Glazgą, kur Deividas atsisveikino su tėvu ir įsėdo į garlaivį plaukiantį į Liverpulį. Jis nežinojo, kad daugiau niekada nebepamatys savo tėvo. Kelionė iš Anglijos į Afriką trukdavo ilgai. Kartais kelyje pasitaikydavo audrų, tačiau Deividui ji neprailgo. Jis prikalbino kapitoną parodyti, kaip naudotis kvadrantu, tokiu įrankiu, kurio jūreiviai nustato tikslę savo vietą jūroje. Kai laivas pagaliau atvyko į Keiptauną, Deividui teko nukeliauti dar 1100 kilometrų ant jaučio, kertant upes bei kalnus, kol galiausiai pasiekė misijos stotį Kurumane, Botsvanoje. Jaunam baltaodžiui ten atrodė keista viskas. Tiek kalba, tiek papročiai, tiek iš purvo drėbtos trobos, tiek siaubingas karštis. Išvydęs, kiek daug visko reikia šios didžios šalies žmonėms ir supratęs, kad tik nedaugelis iš jų linkę visko išsižadėti ir patikėti gerąją žinią apie Kristaus meilę, Deividas pravirko. Dar liūdniau darėsi pagalvojus apie tūkstančius kaimų už Kalahario dykumos, kurių nepasiekė Kurumano misijos stotis ir kur nebuvo įžengęs joks baltasis. 6 mėnesiams Deividas įsikėlė iš misijos stoties ir vienas pats gyveno vietinėme kaime. Ten jis išmoko čiabuvių kalbą ir daugiau sužinojo apie jų papročius. Išbuvęs Afrikoje maždaug porą metų, Deividas įsteigė dar vieną misijos stotį Mabotsoje, už 300 kilometrų į šiaurę nuo Kurumano, toli nuo bet kokių baltųjų, kur jį supo vien laukinės gentys. Deividas nebijojo. Į Afriką jį atvedė Dievas, kuris jam pažadėjo, visada būsiu su tavimi. Kai darai tai, ko Dievas iš tavęs nori, niekada nereikia baimintis dėl to, kas gali nutikti.
Velnias gali mėginti tave įbauginti, siųsdamas tau blogas mintis, tačiau nepamiršk Dievo pažado. Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Deividas daug kartų tuo įsitikino. Kartą, grįžęs į misijos stotį, jis pamatė, kad liūtai buvo užpuolę bandą ir dalį jos išskerdė. Deividas pasiėmė su savimi keletą čiabuvių medžiotojų ir išėjo ieškoti liūtų. Apėjęs kalvą, jis išvydo žvėrį ant uolos. Juos skyrė maždaug 30 metrų. Deividas nusitaikė dvivamzdį šautuvą ir iššovė. Tačiau liūtas, užuot kritęs negyvas, piktai suurzgė ir puolė Deividą. Vyriškis mėgino dar kartą užtaisyti ginklą, tačiau žvėris šoko ant jo. Leteną prispaudęs Deivido galvą, jis sukando jo petį ir ėmė tąsyti jį kaip skudurą. Tada vienas iš čiabuvių spustelėjo gaiduką, tačiau ginklas neiššovė. Liūtas paliko sunkiai sužeistą misionierių ir puolė čiabuvį. Kitas čiabuvis bandė nudurti liūtą, bet ir jis buvo sužalotas. Staiga, suveikus pirmosioms kulkoms, liūtas krito negyvas. Nors Deividas daugiau niekada visiškai nebevaldė kairiosios rankos, viešpats buvo su juo ir padėjo jam išgyventi šį nelengvą patyrimą. Kitą sykį Deividą kėsinosi raganosis ir labai keistai sustojo visai prie pat jo, kai mirtis atrodė, jau buvo neišvengiama. Dievas nežada žmonėms, kad tikintis viešpatį Jėzų kaip savo gelbėtoją niekada nesusidurs su sunkumais, tačiau jis pažada padėti jiems sunkumuose. Mes žinome, kad jis bus šalia net ir mirties akivaizdoje ir kad pasiims mus pas save į dangų. Tad jei viešpats Jėzus yra tavo gelbėtojas, nebijok sunkumų, tokiu metu pasitikėk juo. Akivaizdu, kad Dievas saugojo Deividą. Jis lydėjo misionierių per visą jo gyvenimo kelionę. Kurumano misijos stotyje Deividas susipažino su daktaro Mofato dukterimi Mere ir 1845-aisiais jie susituokė. Iš pradžių jie apsigyveno naujojoje misijos stotyje Mabotsoje. Visą gyvenimą jie mokėsi vietinių kalbų, skelbė evangeliją, gydė sergančius ir stengėsi kuo daugiau sužinoti apie šalį, kurioje gyveno. Vėliau, 1847-aisiais, Deividas ir Merė suprato turi persikelti į šiaurę, kur buvo daugiau genčių niekada negirdėjusių Dievo žodžio. Už 130 kilometrų Kolobenge, Kalahario dykumos pakraštyje, jie kartu pastatė naują misijos stotį. Išgirdę apie Deivido vaistus, afrikiečiai atvykdavo pagalbos iš už 320 kilometrų. Tačiau Deividas niekada nepamiršo, kad pagrindinis jo buvimo Afrikoje tikslas – pranešti žmonėms apie viešpatį Jėzų Kristų. Kol jis suteikdavo čiabuviams medicinos pagalbą, šie klausydavosi jo pasakojimų, kaip viešpats Jėzus mirė už jų nuodėmes ir po 3 dienų prisikėlė iš kapo. Tačiau ne vienas vietinis gyventojas nenusigręžė nuo savo nuodėmių ir nepatikėjo viešpačiu Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Galbūt jie bijojo, kad tapus krikščionimis kiti su jais negražiai elgsis arba net nužudys juos. Vieną dieną Deividas išgirdo, kad susirgo Sešelio vyriausiojo Bechuanos genties vado sūnus. Misionierius nuėjo pažiūrėti, ar negali kuo padėti. Deivido vaistais Dievas išgydė Sešelio sūnų ir jiedu su genties vadu tapo gerais draugais. Deividas ėmė kalbėti su juo apie Dievą, o Dievas prabilo į genties vado širdį ir leido jam suprasti, kaip labai Sešeliui reikia išganytojo. Nors Sešeliui buvo nelengva išsiskirti iš savo gentainių, Dievas padėjo jam paklusti savo žodžiui ir nusigręžti nuo senojo nuodėmingo gyvenimo būdo. Ar
tu paklusai Dievo žodžiui ir nusigręžiai nuo savo nuodėmių? Ar pasitiki viešpačiu Jėzumi kaip savo gelbėtoju? Yra tik vienas gelbėtojas – Jėzus Kristus, kuris mirė už tavo nuodėmes ir prisikėlė, kad tu galėtum būti teisus Dievo akise. Niekas kitas negali to padaryti. Tu pats taip pat negali įtikti Dievui savo jėgomis, kad ir kaip stengtumėsi būti geras. Dievas sako, kad mūsų gerumas jam panašus į purvinus drabužius. Deividas vis dar norėjo nuvykti pas kitas gentis už Kalahario dykumos. Nors patys afrikiečiai eidavo per dykumą tik lietinguoju sezonu, kai joje būdavo vandens atsigerti, misionierius nesutiko laukti ir išsiruošė į pavojingą kelionę. Ji buvo labai sunki. Deividui ir jo bendrakeleiviams afrikiečiams dažnai teko kęsti alkį ir troškulį. Kas vakarą, kai būreliai susėsdavo aplink laužą, Deividas klausydavosi gentyse paplitusių pasakojimų ir pats pasakodavo apie kryžių. O kaip jam patikdavo papasakoti kitiems apie savo gelbėtoją ir viešpatį. Jis išnaudodavo tam kiekvieną progą. Ar tu pasakoji kitiems apie viešpatį Jėzų? O gal gėdijasi, kad jam priklausai? Viešpats sakė, kad jei gėdysies jo, tai jis gėdysis tavęs, kai su juo susitiksi. Daug dienų keliavęs Kalahario dykumą tokią karštą, jog iš urvų išlindę šimtakojai iškepdavo gyvi, Deividas pasiekė Ngamišo ežerą. Ten jis susisiekė su žmonėmis iš žiaurių genčių kaimų ir ėmė juos mokyti Dievo žodžio. Jam dažnai tekdavo kalbėti per vertėją, nes jis pats nemokėjo vietinių gyventojų kalbos. Misionieriaus žmonai ir šeimai nebuvo lengva gyventi Afrikoje. Tačiau nepaisydami sunkumų, jie eidavo kartu su Deividu į daugelį jo kelionių, net ir per Kalahario dykumą. Livingstonų šeima rizikavo savo gyvybėmis, kad nuneštų gerąją naujieną apie Jėzų Kristų, nors daug afrikiečių jų neklausė arba net tyčiojosi. Už Ngamišo ežero Afrikos gilumoje gyveno tūkstančiai žmonių. Deividas suprato, kad norint paskelbti jiems Evangeliją, reikia kur kas daugiau misionierių. Bet jis taip pat suprato, kad daug šių žmonių neišgyventų, jei jiems tektų pereiti Kalahario dykumą. Todėl Deividas nusprendė rasti kitą būdą, kaip tos žmonės pasiekti. 1853-aisiais, kai Deividui sukako 40 metų, jis išsiruošė į kelionę, kurią jo draugai laikė neįmanoma. Su savimi Deividas pasiėmė 27 afrikiečių padėjėjų grupę. Kelionė buvo siaubinga. 6 mėnesius jie keliavo nepažįstamą žemę, kęsdami alkį ir ligas, ėjo per pelkes ir 2400 kilometrų per džiunglės, kol galiausiai pasiekė Luandą, vakarinėme Afrikos krante. Deivido sveikata buvo prasta ir jam pasiūlė grįžti į Angliją. Tačiau be jo pagalbos draugai afrikiečiai nebūtų radę kelio atgal. Keliaudamas toliau ir nerasdamas tinkamos vietos apsistoti, Deividas nugabeno savo šeimą į Keiptauną. Iš čia šeima galėjo grįžti į Angliją, o jis pats liko toliau tyrinėti. Deividas liūdnas atsisveikino su žmona bei vaikais ir vėl išsiruošė į ilgą bei sunkią kelionę. Kartais, kamuojamas vabzdžių, merkiamas lietaus, lygi kraujo sudraskytas aštrių spyglių, vakarais jis sėdėdavo prie laužo ir mąstydavo apie savo šeimą. Vėliau Deividas rašė: dėl Kristaus ryžčiausi bet kam. Gaila,
kad tiek mažai tegaliu duoti. Galbūt tu manai, kad gali duoti Dievui žymiai mažiau nei Deividas. Dievas tenori, kad duotume jam tai, ką turime. Tačiau jis nori visko, ką turime. Deividas atidavė viešpačiui Jėzui visą save. Jis buvo pasiruošęs dėl jo padaryti bet ką ir nueiti bet kur. O tu, jei priklausai viešpačiui Jėzui, jis nori, kad atiduotum jam visą save. Deividui svarbiausia buvo skelbti Dievo evangeliją. Vieną kartą atvykusio į vietovę, vadinamą Linjočiu, Deivido laukė 6 ar 7 tūkstančiai gentainių. Jie pasitiko misionierių ir klausėsi jo pamokslų. Ten Deividas pirmą kartą susidūrė su prekyba vergais. Visur aplinkui buvo matyti ženklai žiaurumo ir kančios, kurią sukėlė prekyba žmonėmis. Buvo naikinami ištisi kaimai, o jaunuoliai išgabenami pakinkyti arba surakinti grandinėmis, kad nepabėgtų. Belaisvius, kurie taip nusilpdavo, jau nebegalėdavo paeiti, palikdavo mirti miškuose. Prie vandenynų afrikiečius suvarydavo į laivus kaip gyvulius ir gabendavo į Ameriką, kur juos parduodavo vergvaldžiams. Daugelis iš jų mirdavo perkrautose laivuose, bekeliaujant vandenynų. Deividas troško kaip nors sustabdyti tokį nedorą žmonių elgesį. Tačiau kol kas jis tegalėjo irstyti savo kanoją pirmyn ir atgal Zambezės upe, sustoti kaimuose ir skelbti evangeliją bei raginti čiabuvius patikėti viešpačiu Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju. Aplankęs vakarinio kranto gyventojus, Deividas įsiruošė į kelionę Zambezės upe rytinio žemyno kranto link, tikėdamasis ten atverti naujų maršrutų misionieriams bei prekiautojams ir padėti nutraukti prekybą vergais. Pakeliui jis atrado vieną iš didžiausių pasaulio stebuklų – nuostabų 1,5 kilometro skersmens krioklį. Deividas pavadino jį Viktorijos kriokliais, Anglijos karalienės Viktorijos garbei. Galiausiai pasiekęs rytinę pakrantę, Deividas tapo pirmuoju žmogumi, perkeliavusiu Afrikos žemyną nuo vieno jo kranto iki kito, tai yra 900 kilometrų. Po kelionės išsekęs misionierius įsėdo į Britų kariuomenės laivą. Trumpam apsistojęs Mauricijuje įsigydyti maliarijos, jis grįžo į Angliją. Davidas Livingstonas nebuvo Anglijoje beveik 16 metų. Jis labai nustebo, kai tenykščiai žmonės sutiko jį kaip didvyrį. Žmonės visoje šalyje buvo apie jį girdėję ir žavėjosi jo drąsa. Jie troško išgirsti apie naujas Deivido sutiktas gentis ir jo sudarytus žemėlapius. Žmonės domėjosi tų keistų ir neištirtų Afrikos žemių augalais, vabzdžiais ir akmenimis. Visur, kur Deividas ėjo, jį sekė minios žmonių. Net pati karalienė Viktorija pakvietė jį į svečius. Ją prajuokino Deivido pasakojimas apie vieną genties vadą, kuris norėjo sužinoti, kokia turtinga esanti karalienė, todėl paklausė, kiek ožkų jį turinti. Tačiau tik nedaugelis taip pat karštai domėjusi pačiu svarbiausiu Deivido darbu – Evangelijos skelbimu tiems, kurie niekada nebuvo girdėję apie viešpatį Jėzų. Deividas ilgėjosi Afrikos ir norėjo ten grįžti. Jis mylėjo tenykščių žmonės ir troško jiems padėti. Tačiau tie, kurie lig šiol aukojo pinigus, kad Deividas galėtų dirbti Dievo darbą, nebenorėjo daugiau to daryti, mat jis pernelyg daug laiko skyrė tyrinėjimams. Taigi, kai Britų vyriausybė paprašė jį vadovauti moksliniai ekspedicijai ir pasiūlė duoti jam reikiamą įrangą, Deividas sutiko. Tačiau kaipgi mokslinis tyrinėjimas galėtų padėti misijos darbui Afrikoje?
Vėliau paaiškėjo, kad 46 400 kilometrų, kuriuos Deividas nukeliavo per savo gyvenimą, buvo labai svarbus. Po jo į Afriką vykę misionieriai naudojosi Deivido sudarytais naujų kraštų žemėlapiais. Paminėjus Deivido Livingstono vardą, čiabuviai mielai priimdavo misionierius, nes gerbė ir mylėjo didįjį misionierių tyrinėtoją. Taip, jo ekspedicijos buvo didis Dievo darbas. Deividas grįžo į Afriką kartu su žmona. Jie įplaukė į žemyną per Zambezės upės žiotis, plieskiant kaitriai sauliai, vėliau teko kirsti kelią per prižėlusias pelkes. Kelias darėsi vis sunkesnis. Kai kuriuos Deivido pagalbininkus paguldė karštligė, o valtis įplaukiant į seklumas darėsi sunkiai valdoma. Galiausiai pasiekus upės slenkstį, jiems teko keliauti pėsčiomis. Tačiau Deivido džiaugsmui jie rado vietą aukštumose tinkamą gyventi baltaodžiams. Bet ir čia jie sutiko būrį įkinkytų vergų, kuriuos varė ginkluoti ir ilgus skardinius ragus pučiantys juodaodžiai vergų vedliai. Išvydę Deivido ekspediciją, jie visi palikę 84 belaisvius spruko į miškus. Dėl to prekiautojai vergais ėmė nekęsti Deivido ir grasino jį nužudyti. Visose kelionėse Dievas saugojo Deividą ir teikė jam jėgų. Dabar jam teko dar kartą prašyti viešpatį stiprybės. Mat čia nuo karštligės mirė jo žmona. Ją palaidojo miške. Deividas labai sielvartavo. Dienoraštyje jis rašė: ši tragedija pakirto man jėgas. Jaučiuosi visiškai netekęs jėgų. Tačiau vis tiek ir toliau vykdysiu savo pareigą. 1866 pradžioje Deividas leidosi į dar vieną nuotykį. Šį kartą jis pasuko šiaurėn, tyrinėti Nijasos ežero bei ieškoti Zambezės, Kongo ir Nilo upių ištakų. Juos radus galbūt atsivertų kelias misionieriams atvykti į Afriką. Jis ėjo per kaimus, kur vietiniai žiauriai elgėsi vienas su kitu. Vieno kaimo vartus dengė 60 žmonių kaukolių, o žmonėms už bausmę buvo nukertamos rankos ir ausys. Kelias galiausiai tapo toks sunkus ir pavojingas, jog kai kurie čiabuviai nešikai pabėgo ir pasėmė vertingų atsargų, taip pat ir dėžutę su medicinos reikmenimis. Bet Deividas nepasidavė. Jis žinojo, kad viešpats su juo. Nepaisydamas jokių kelyje patirtų sunkumų, jis nesiliovė daręs dviejų dalykų. Kiekvieną dieną jis maldoje kalbėjosi su savo dangiškuoju tėvu ir skaitė Dievo žodį. Mėgstamiausia Deivido Biblijos eilutė Mato Evangelijos 28 skyriaus 20. Ten užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai, kuriuos jis ištarė savo mokiniams. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas. Per tuos 4 metus jis 4 kartus perskaitė visą Bibliją. Deividas norėjo geriau pažinti savo viešpatį ir jam tarnauti. Netekęs chinino, kuris saugojo nuo mirtinos ligos maliarijos, Deividas rimtai susirgo. 4 mėnesius jis sunkiai skynėsi kelią per tropikų miškus ir upes su piktžaizdėmis ant kojų. Galiausiai jis buvo priverstas grįžti į Ujijį, rytinėje Tanganikos ežero pakrantėje. Įvyko stebuklas. Prižiūrimas malonaus arabo vardu Susi, Deividas pamažėle ėmė sveikti. 1871 metais, lapkričio 10 dieną, Susi atlėkė tekinas ir gaudydamas kvapą aiktelėjo: Anglas! Aš matau anglą! Daugiau kaip 4 metus
niekas nebuvo gavęs žinių apie misionierių tyrinėtoją. Vienas Amerikos laikraštis siuntė Henry Mortoną Stanley surasti Deividą. Jūs, ko gero, daktaras Livingstonas, sušuko Stanleys pirmą kartą sutikęs šį žmogų. Stanleys norėjo, kad Deividas kartu su juo grįžtų į Europą, bet Deividas nesutiko. Jam vis dar reikėjo nemažai ką nuveikti dėl viešpaties Afrikoje ir jis neketino mesti nebaigtų darbų. Vėliau Stanleys rašė: 4 mėnesius ir 4 dienas gyvenau viename name, vienoje valtyje ar palapinėje su daktaru Livingstonu ir nepastebėjau jame jokios kaltės. Skirtis buvo liūdna. Deividas daugiau neišvydo nė vieno baltaodžio, o Stanleys niekada nepamiršo Deivido gyvenimo pavyzdžio. Dėl to ir jis pats tapo krikščionimi ir grįžo į Afriką kaip misionierius. Per 59-ąjį savo gimtadienį, likus 5 dienoms iki Stanlio išvykimo, Deividas Livingstonas rašė: Mano Jėzau, mano karaliau, mano gyvenime, tu man esi viskas. Dar kartą dovanoju tau visą save. Priimk mane, tėve, ir duok, kad šiems metams baigiantis galėčiau užbaigti savo užduotį. Prašau to Jėzaus vardu. Amen. Deividas mylėjo Dievą labiau už viską pasaulyje ir buvo pasiryžęs paklusti savo viešpačiui, net jei tam reikėtų paaukoti gyvybę. Dievas nori, kad taip elgtųsi kiekvienas, kuris pasitiki viešpačiu Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Biblijoje Dievas sako, kad mes nepriklausome patys savo, už mus sumokėta kaina. Dievas sumokėjo šią kainą per savo sūnaus viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį. Biblija taip pat kalba, kad esame atpirkti, tai yra nupirkti atgal, brangiu Kristaus krauju. Ar kada mąstei, kiek kainuoja išpirkti tave iš nuodėmės? Ar tu tikrai myli Dievą todėl, kad jis tave pamilo ir tiek daug dėl tavęs padarė? Ar myli jį labiau už bet ką pasaulyje? Tuomet parodyk Dievui, kad jį myli, elkis taip, kaip jis nori, kad elgtumeisi. Kasdien skaityk Bibliją, jo žodį, kad žinotum, kas yra teisinga ir patinka Dievui. Pasakyk, kad jį myli ir kad leidi jam tvarkyti tavo gyvenimą, kaip jis nori. Po kurio laiko per nesiliaujantį lietų Deivido ekspediciją lėtai slinko klampiais keliais ir dėlėmis knibždančiais vandens telkiniais. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai buvo paskutinė jo kelionė. Deividas vėl susirgo. Jį nešė gulintį. Ekspediciją užpuolusios skruzdėlės klajoklės iki kraujo sukandžiojo misionierių kojas. Šiam išbėgus iš palapinės skruzdėlės aplipo visą jo kūną. Jų atsikratyti pavyko tik po 2 valandų. Lietus nesiliovė pliaupęs. Permirkęs ir sušalęs jis vėl rašė: Niekas šioje žemėje neprivers manęs nusivilti ir mesti to, ką darau. Viešpaties mano Dievo vardu drąsinu save žengti pirmyn. Tačiau 1873 balandžio pabaigoje Deividas buvo toks nusilpęs, kad jį teko pernešti per Lulimalos upę ir paguldyti į gultą iš pagalių ir samanų. Gegužės 1, likus valandai iki aušros, čiabuvis berniukas pakvietė Susi ir Čiumą ateiti į Deivido palapinę. Atėję afrikiečiai draugai rado jį klūpantį prie lovos, rankomis parėmusi žilą galvą. Deividas meldėsi. Tačiau jis nejudėjo. Didysis misionierius ir tyrinėtojas buvo miręs. Jis buvo iškeliavęs pas savo viešpatį ir gelbėtoją.
Žinia greitai pasklido. Afrikiečiai gedėjo. Teritorija, kurios gyventojai pažinojo Deividą, buvo tokio dydžio kaip visa Europa. Tada jo artimi draugai ir padėjėjai padarė kai ką keisto. Jie išplėšė Deivido širdį ir su didelė pagarba palaidojo ją didžiulio medžio paunksmėje, netoli jo mirties vietos. Taip jie pagerbė Deividą ir parodė, kad jo širdis priklausė Afrikai. Jis labai mylėjo žmones ir šie tai žinojo. Afrikiečiai žinojo, kad ir Britanijoje Deividas turėjo daug draugų, tad jie norėjo padėti pargabenti jo palaikus. Išbalzamavo jo kūną, apdengė jį medžio žieve, apsiuvo storą medžiagą ir prikabino prie ilgos karties, kurią nešė du vyrai. Tuomet prasidėjo pati ilgiausia kada nors buvusi laidotuvių procesija. Daugiau kaip 1600 kilometrų kelionė į Zanzibarą truko 9 mėnesius. Iš ten Deivido palaikai buvo laivu nugabenti į Londoną. Londone buvo suorganizuotos valstybinės reikšmės laidotuvės. Visas miestas atėjo pagerbti mirusiojo. Deividą Livingstoną palaidojo Vestminsterio abatijoje Londone. Ant Deivido kapo Vestminsterio abatijoje užrašyti keli jo gyvenimo faktai, o ant akmens krašto 2 Biblijos eilutės. Mato 28 skyriaus 20. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas, bei Jono 10 skyriaus 16. Iš kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso. Deividas Livingstonas nukeliavo ilgą kelią nuo tamsios Shuttle Row gatvės Blantyre. Neturtingas berniukas iš Škotijos, kurį viešpats Jėzus išgelbėjo, tapo vienu didžiausių pasaulio misionierių. O Afrikoje daug genčių dėkojo Dievui už tai, kad siuntė jiems Deividą. Jis papasakojo jiems apie išgelbėtoją viešpatį Jėzų Kristų. Daugelis nusigręžė nuo savo nuodėmių ir juo pasitikėjo. Įkvėpti Deivido pavyzdžio, daug žmonių iš Britanijos vyko į Afriką tęsti misionieriškos veiklos, kurią jis pradėjo. Po kelerių metų liovėsi nedora prekyba vergais. Deivido Livingstono gyvenimas daug ko moko ir šiandien. Jo pavyzdys raginimas mums. Kaip gyveni tu? Ar nusigręžiai nuo nuodėmės? Ar tiki viešpačiu Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju? Tai pirmas žingsnis, kurį tau reikia žengti, jei nori elgtis taip, kaip Dievui patinka. Taip tapsi krikščionimi. Kai žengsi šį žingsnį, Dievas galės tau atskleisti planą, kurį jis turi paruošęs tavo gyvenimui. Tavo gyvenimas gali nešti garbę Dievui, jei viešpats Jėzus yra tavo gelbėtojas, jei esi pasiruošęs jam paklusti. Galbūt Dievas norės, kad būtum misionieriumi kitoje šalyje, o gal norės, kad liktum namuose ir ten liudytum apie jį, pasakotum kitiems žmonėms apie išgelbėtoją.